Čia atvažiavo. Dėl įstatyminės bazės dabar kas yra ruošiama, kas yra tvarkoma, kiek jūs žinote? Iš tikrųjų dabar bandoma paskubomis užlopyti vieną kitą įstatymą, galbūt sugriežtinant šiek tiek poveikio aplinkai vertinimą, galbūt pataisant žemės gelmių įstatymą, bet to yra aiškiai nepakankama, nes čia susiję net ne su vienu įstatymu. Mes net neturime įstatymiško apibrėžimo, kas yra skalūniniai angliavandeniliai. Nes sakoma, kad skalūninės dujos, skalūninė nafta yra netradiciniai, nekonvenciniai angliavandeniliai, bet niekaip mūsų įstatymuose neapibrėžta. O kas tai yra? Kur jie yra? Iš ko jie sudaryti? Kaip mes juos galime išgauti? Žodžiu, nėra pamato, ant kurio būtų galima... Nėra pamato, ant kurio remiantis būtų galima bet ką vykdyti, bet kokią sutartį pasirašyti. Tai mes, aplinkos komitetas ir aš asmeniškai, mes pasiūlėm Seimui įtraukti į Seimo pavasario darbotvarkės sesijos planą specialaus skalūninio angliavandenilių įstatymo priėmimą. Bet kadangi vyriausybė su buldozeriu taip stumia, tai net nėra galimybės tą įstatymą pradėti ruošti. Seimas yra privartavimas užlopyti vieną kitą įstatymą, kad būtų nuramintos bendruomenės, tai yra kosmetiniai pataisimai, ir kad būtų atvertas kelias su Chevronu pasirašyti sutartį ir leisti jam pradėti darbus. Čia yra dėja tokia situacija. Supratau, ačiū.